Šiandien pristatysiu keletą naujienų. Viena iš šių naujienų tai yra guminukai Apetito Bite. Šie guminukai yra pradėti gaminti, kas yra džiugiausia, Lietuvoje 2013 metais. Kadangi šiandien dėmesys mūsų yra lydeka, tai noriu pradėti šių guminukų pristatymą nuo štai 9,5 cm Quest guminukų. Labai man jie patinka dėl to, kad labai gerai dirba uodegos. Tikrai vibruoja ir lydeka, kad ir, manau, ir tamsiam kažkokiam tai drumstam vandenį, tai vibravimas šitos uodegos tikrai atkreips dėmesį lydekos. Toliau kokį šiandien dar naudosiu štai 7,5 cm tokios formos masalą. Jisai tinka tiek lydekom, tiek starkiam, tiek ir ešeriam. Labai universalus. Ir kas įdomiausia, kad jisai yra stintos skonio, stintelės skonio. Kaip žinote, plėšrūnai, labai ypatingai lydekos mėgsta pakapoti stintų ežerinių. Toliau yra pakankamai man naujiena, tai yra Killer serijos guminukai. Kas yra labai faina, kad jie yra česnako skonio. Ir tiek ir ešerys, tiek ir lydeka neatsisakys paskanauti šių puikių masalų. Ir yra labai su tokia faina uodegėlė. Ant uodegėlės bumbuliukas yra tokios kaip kojytės, kas labai ypatingai dabar populiaru ant kiekvieno guminuko, kaip kokio vabalo. Ir ta uodegėlė su bumbuliuku labai gerai duoda vibraciją. Ir tos kojytės dirba ir atrodo kaip kažkoks ar mailiukas, ar tai kirmeliukas. Ypatingai vilioja stambius ešerius. Savaime suprantama, neatsisako ir lydekos. Galbūt šiandien irgi užsidėsime ir išmėginsime vieną kitą ir šitą masalą iš tos serijos masalų. Ir irgi universalus modelis Quest, tai giminaitis šito didžiojo 9,5 cm yra 6 cm masalas. Jau mes su Emiliu gaudėme jo ešerius, netyčia užkibdo vienas kitas starkis, tikrai pasižymėję ir tikrai žinomi jau šitie masalai kaip vieni iš kibiausių. Tiek trumpai apie Apetito Bite, tai tikrai yra kokybiški įvairiausių skonių ir kvapų ir spalvų masalai. Ir kas džiugiausia, kad tai yra lietuviška produkcija. Pradėsiu nuo 9,5 cm dydžio masalų. Kiek aš čionais esu žvejojęs, tai turėtų suveikti štai vat iš šitų trijų kažkuri tikrai spalva. Nu jau aš ir pradėsiu savo žūklę nuo tokio dydžio. Na, po to žiūrėsiu, kaip aktyvios tos lydekos, neaktyvios, gal reiks arba pamažinti gal masalą, palengvinti galvakablį. Mano dabar pradžia bus 8,5 gramų galvakablis ir 9,5 cm guminukas Apetito Bite. Na, pasižiūrėsime. Startas toks, kaip sakoma, imu jauti už ragų, pradedu nuo stambių gumų. Po to bus matyti, kaip ir minėjau, pagal lydekų aktyvumą rinksimės ir masalas, ir pravedimo būdą. Opa! Pirma nedidukė. Tai tokia tamsiai rausva su blizgučiais paėmė. Ir pirma pavasarinė jau legaliai pagauta lydeka. Nėra didelė, dar neįskaitinė. Čia yra pavandeninis kalniukas ir kažkur tai iš 2 metrų nueina į 6 ir tenais ant to kalniuko, kur šiltesnis vanduo. Ir pasirašė tokia lydekaitė, keliauja į laisvę. Startas atidarytas, kaip sakoma. Nu, realis tai šį pavasarį nelepina kol kas. Kažkoks lietus prasidėjo, šalta. Lauksim, kol pašils įsidienos, gal jos suaktyvės.
šita pati guma bent jau yra kažkokia tai tendencija, kad šita guma stveria tinkamai. Šitą ežerą aš neblogai pažįstu, dėl to mano ir buvo toks pasirinkimas. Ir jau šį kartą įmama graži lydeka. Po truputį atradau bent jau guminuko dydį. Iš pradžių ant stambesnio kirto ir pasidienojus kažkaip tai stambesnės gumos visiškai pradėjo nenorėti ir tik susimažinau gumą ir prašau. Visai kai kur nebloga lyg tai. Opa! Taip ir galvojau, kad šitas modelis turėtų tikrai suveikti gumos, nes labai jau tikrai neblogai padarytas. Puikiai dirba uodegytė, spalvinimas irgi gražus, su tokia saulėta diena liuks labai gražiai po vandeniu, atrodo blizga, viskas padaryta teisingai. Kibės. Šiandien oras toks labai permainingas. Tai ir lietučia gavom, ir saulutės. Dabar išlindo saulutė ir šiek tiek paaktyvėjo ir lydekos, ir kibimai. Na, bandau lengvintis galvas, mažinti gumas ir visai neblogai. Radom įlankėlį, šildosi. O čia irgi. Štai įlankėlį arba čionais vietiniai kažkokių tinklų pristatę buvo. Arba čia gal liga kažkokia siaučia, kad jos visos žaizdotos kažkokios. Arba didelis monstras apsigyveno. Hopa. Na, varijuoju iš tikrųjų šiandieną gumų spalvomis. Galiu pasakyti, kad nėra kažkokios tai šiandieną spalvos, kuri išsiskirtų. Tiesiog kaitaliojimas gumos, prisitaikant prie oro sąlygų, nes tai lyja, tai iš vienos pusės vėjas, tai saulė per debesį, tai saulė šiaip šviečia be debesies. Plauk kydikis. Taip, kad ir gumos atspalvius reikia kaitalioti taikantis prie oro sąlygų. Ir dydžius. Tai ant didesnės, tai ant mažesnės nesuprasi. Tokia aiškios tendencijos nėra. Reikia laviruoti įvairiomis gumomis, įvairiais dydžiais, įvairiomis spalvomis.
Ir tokiu būdu tikrai galima visai neblogai sugauti. Pakeičiau truputėlį vietą į tokį ramią įlanką. Įplaukiau, nes vis tiek šaltas vanduo, šiaurys pučia šiandien visą dieną. Ir va šito įlankoje jau ne pirma lydeka duoda apie save žinoti. Tai reiškia, šiandien truputėlį šilčiau yra. Na, įlankėlė duoda apie save žinoti. Geras sprendimas buvo priimtas.